senas ar naujas? Va čia yra įdomus ir esminis klausimas. Ir nesvarbu kas. Garažas, butas, namas ar kitas nekilnojamas turtas. Kas ekonomiškai pigiau ir naudingiau? Renovuoti seną drioklą? Ar turėti, kad ir prastos kokybės, bet naujos statybos, tarkim, būstą? Paskutiniu metu, kadangi pats šiuo metu esu įsivėlęs į 3 renovacijas, vis dažniau iškyla klausimas, kas finansiškai labiau apsimoka. Imti seną ir iš jo padaryti naują, ar tiesiog imti naują, kad ir koks jisai bebūtų. Ir iš tikrųjų kartais yra labai sunku atsakyti į šitą klausimą, kas ir kaip. Bet pabandykim kažkaip į tą klausimą atsakyti. Aišku, pagrindinis klausimas visą laiką yra finansinis. Ar paneš mano finansai, ar aš pats pavešiu naują statybą, bet ir ar aš pavešiu rekonstrukciją. Imkim, tarkim, mano namuką, apie kurį čia vis karts nuo karto įkeliu video, tą senos statybos trobą, iš kurios fantazijose bandau kažką tai padaryti. Bet realybė yra tokia, kad iš to namuko, kad ir kokie dideli norai bebūtų, iš to namuko nieko gero nebūtų. Šnekant finansinę kalbą, to namo rekonstrukcija, renovacija ar kapitalinis remontas, kaip norit taip vadinkit, jisai finansiškai nėra naudingas. Kad man tą namuką sulipdyti ir padaryti jį tinkamą gyvenimui, reikės beveik tiek pat pinigų, kiek pasistatyti naują. Bet naujo pastatymas man finansiškai šitoj vietoj žymiai labiau apsimokėtų dėl ko? Dėl to, kad forminant kaip kapitalinį remontą, aš neprivalo tas būstas atitikti dabartinių reglamentų. Tai yra A++ neprivalo būti. Tai šitoj situacijai man galbūt labiau apsimokės nugriauti tą rastinuką ir jo vietoj tiesiog pastatyti iš blokelių namą. O šnekant dabar apie seno namo remontą ir tarkim naujos statybos būstą. Aišku, tikriausiai pagrindinis klausimas yra ekonominis. Viskas pas mus remiasi į pinigus. O kame tie pinigai yra? Tarkim, nupirkus 200 kvadratinių metrų namą, jį dabar rekonstruoti. Tai pradėkim nuo to, kad reikės pilnai tvarkyti fasadą, jį reikės šiltinti, reikės betonuoti grindis, kažkokius dar galbūt perdangas, dar kažką tai, būtinai keisti šildymo sistemą. Ir ką tu ten be padarytum iš to seno drioklos, sunkiai eis pasiekti, kad ir tą dabartinę, kad ir A klasę bus sunku pasiekti. Pagal dabartinį reglamentą yra A++, tai realiai yra tikrai finansiškai galbūt paprasčiau ir pigiau pasistatyti naujos statybos namą, negu imti seną ir tvarkyti. Nes kaip taisyklė, pradedam. Pamatai yra dažniausiai nešildinti, suskilinėja, kylam toliau rūsiai neapšiltinti, sienos kiauros, langų dažniausiai nėra arba jie ten ant garbės žodžio, durų, stogo, viso to dalyko nėra. Ir tu nupirkęs seną drioklą, vis bandai iš jos kažką tai išpešti, bet galutiniam variante, sudėjus per ilgą perspektyvą, per visą tą laiką išleistus pinigus, yra žymiai didesnė tikimybė, kad naujos statybos būstas bus pigesnis.
galim ginčytis, galim šnekėti, bet manau, kad iš EF klasės, energetinės klasės namo padaryti A++, nesukišant kalno pinigų, nu, nežinau. Arba tada turi darytis viską pats nuo A iki Z per 10 metų, arba tada be šansų. Nes dabartiniai namai realiai prie gero noro 100 kvadratinių metrų namą, sienas laisvai galima atkelti per savaitę, stogą ten mačiau, chebra irgi surenka per savaitę, 2 savaitės. Svarbu, kad medžiagos būtų. Realiai per mėnesį laiko tu jau gali turėti visą karaboką su stogu. Aišku, viskas remiasi į pinigus, bet vėlgi, jeigu tu turi galimybę savo jėgomis susitvarkyti seną drioklą, tai manau, savo jėgomis turėsi galimybę ir pasistatyti naujos statybos namą. Taip, naujos statybos namui, daugiau leidimų, daugiau suderinimų, bet viskas tas yra sutvarkoma. Su senu namu galbūt to popierizmo mažiau, bet ten tiesiog manau, kad laiku ir pinigais kainuos žymiai daugiau. O pagrindinis klausimas visiems yra, kiek kainuoja seno namo ir naujo namo išlaikymas. Realiai galiu pagal butą palyginimui, kad tarkim mūsų naujos statybos butas, kuris, jeigu aš neklystu, ant popierių yra B klasės, 70 virš kvadratinių metrų, tai jo šildymo kaina yra, sakykime, tokio būsto šildymo kaina sudaro 2/3 mano turimų būtų Kėdainiuose. Va tarkim, vieno iš jų šiuo metu nuomojamo Chemikų gatvėj, tai sudaro maždaug 2/3 tos kainos, kiek yra mokama senos statybos name už 2 kambarių butą. O komforto nėra ką lyginti. Ir tas vat yra aktualu, nes šildymas pas mus kaip bebūtų, nors mes nesam labai čia šiaurietiškas toks kraštas, bet šildymo kaštai mums Lietuvoje tikrai yra aktualūs. Ypatingai dabar tiem, kas kūrenasi kietų kūrų, tai tikrai labai reikia paskaičiuoti. Ar apsimoka tokį namą vis dar kietų kūrų šildyti ar ne. Tarkim, pas mano draugą, kiek man yra žinoma, yra 3 kūro rūšis. Kietų kūrų, granulinis pečius stovi naujas ir elektra, tai liaudiškai tariant, kondicionieriai. Kiek man yra žinoma, šiuo metu jisai šildosi kondicionieriais, dėl to, kad jam tai yra ženkliai pigiau, negu šildytis kietų kūrų ar tai granuliam. Kiekvienas renkamės mes savo, bet be šildymo Lietuvoje mes negyvensim. O jeigu jau pradėti šnekėti apie oras, vanduo, oras, arba jo labiau kokį geoterminį šildymą, tai ten kainos įrangos ten labai aukštam kosminiam lygyje. Vis dar. Tai va, Tai vat mano akim žiūrint, iš tikrųjų naujos statybos būstą apsimoka labiau turėti negu kad senos statybos. Ir vėlgi, jeigu jūs jau perkat pastatytą būstą, banke irgi galit gauti geresnės sąlygas negu pirkdami senos statybos būstą. Tiesiog taip yra. Nes bankas labiau vertina būstą, kuris yra naujesnis, negu tas, kur ten 50-60 metų senumo, nes jų niekam tiesiog nebereikia ir jie yra energetiškai nenaudingi. Tai va.